Labas rytas, sveikinuosi aš ir mano draugas Herpes. Šiandien bandžiau pasidažyti ryškiau antakius, netušų pasidažiau, kad nukreipti dėmesį nuo čia, bet čia jau turbūt reikėjo pasidaryti kokį vakarinį makiažą, kad nusikreiptų dėmesys. Tai ne kažką, geriu vaistus, bet, žodžiu, atsikėliau už pavakarį ir išsiplėtė. Mes ruošiamės važiuoti vėl stalo žiūrėti, nors aš esu jau praradus, aišku, viltį, kad mes iki švenčių įrasime, bet, taip sugalvojom, atsikėlėm ir kad varom. Šį oras labai atrodo toks prastas, niūrus ir lyja ir gerai važiuosim, ten lauke nebūsim, vis tiek kažkur pasivaikščiosim po tos baldų salonus ir pasižiūrėsim dar kažką. Šiaip tai dovanų dar nelabai ką nupirkus, realiai, nežinau, pirmą kartą, kad taip jau labai užsivėlinčiau dovanas pirkti, nors nėra, kad daugam turiu ką pirkti, bet vis tiek kažkaip labai užsivėlinus, nieko neturiu nupirkus. Tai kaip ir planavau šiandien važiuoti, bet taip sugalvom dabar tą stalą, tai žodžiu. Nežinau, gal vakare važiuosiu, nes šiaip biškai daugumą žinau, ką reikia konkrečiai, tai kaip ir neturėčiau labai užtrukti, bet vis tiek, kai pradedi vaikščioti pas tos parduotuvės, tai vis tiek užtrunki. Tai važiuosim, dabar deduosi užkandžius tajui. Tai vyno duonų ploviau, įdėsiu kažką greito, nelabai ką daug čia ir turiu. Ir sausainiukus kelis įmesiu. Ką turiu, tą įdėsiu, kad bent kažką turėt kaip visada. Įsidedam vandenuko, vyrų įpilsiu. Ir varysim savo po biškį. Rengiam, šitą megztuką tinka? Rengiam batukus gerai. Ateik. Nori paimti vandenuką, laikyk vandenuką. Tu žinai, kur striukė? Parodysi mamytei? Labas vakaras, čia Mildos virtuvė ir čia darbai niekada nestoja. Vėl gaminam vakarienį vištienos kotletukai, iškepiau batatų orkaitį su paprikom ir dar salotų padarysiu kažką tokio labai greito bandau. Darbas vyksta pilnu tempu. Pašovų pyragą reikėjo būtinai iškepti, nes dar turim nemažai obuolių, o kažkaip nesusivalgo, tai reikėjo pyragą iškepti. Reikėjo, bet ir norim labai. Tai bus pyragiukas, aišku, labai vėlai čia sugribau kepti, bet labai viskas vyko greitai, tai nieko čia nefilmavau, nieko nekalbėjau, žodžiu, tiesiog iškepiau. Neiškepiau, dabar pašovau ir dar galvoju, kad ateisiu kalendorių išsipakuoti, nes dabar, man atrodo, gal 3 dienas nepakavau, nes buvom išvažiavę ir vakar grįžus kažkaip neišpakavau, žodžiu. Be jūsų vat ir nepakuoju. Tai kokias čia dienas dabar jau praėjo, viskas jau čia pabaiga. Linta šiandien dieną iš viso. 18, 19, 20. Gerai. 18. Jau kalendorių kaip išdraskiau. 18. 19. Gerai.
turim 3 produktus. O, čia dar koks fainas įdėtas. Taip, turim skrabą. Skrabą tai aš turiu 2, gal dar vieno nepradėjau, to, kur tokia pankė buvo man sesė padovanojus, dar aš jo nepradėjau. Reikia daugiau, kažkaip dažniau naudoti, nes skrabas irgi nėra tas, kur jau ten prisimeni pastoviai naudoti, bent jau man, bet stengiuosi naudoti. Kaip kvepia. Labai kvepia, tokiom dažnai braškiam. Nu tai skrabas, geras daiktas, gerai. Tada turim dušo želę, kas irgi yra labai gerai. Šito prekės ženklo jau buvo 2 produktai. Buvo šitas produktas kondicionierius plaukų, tai aš jį panaudojau, buvau nusivežus druskininkus ir aš jį panaudojau, tai jisai buvo labai geras. Kai išsiplovau galvą su juo, plaukai buvo labai glotnus, švelnus, tokie, labai patiko. Nu, labai kvepia, tikrai gaiviai. Čia rašo, kad čia yra, baltoji lelija ir vyšnių kažkas, man atrodo, ir tas kitas produktas kažkaip irgi tas kvapas, tai tikrai labai kvepia, fainai užskaitau, nu, dušo želė vis tiek jau, kas įsinaudoja, tai dušo želės ir plus, kai kažkur važiuoji, labai gerai. Ir paskutinį produktą turim tokį, čia dabar užklijuotas dar tas etiketė, bet visi turbūt gal ir žino šitus produktus. Šilkas, plaukų šilkas. Būtent šito aš nenaudojus, nu gal ir naudojus kažkada kokį vieną kartą. Čia yra su keratinu, šilko ir keratino kompleksas. Tai labai fainas atrodo dalykas turėtų būti plaukams, su keratinu, glotinti ir panašiai. Tai šiaip geras daiktas. Ir viskas, jau gan vėlu, tai aš einu praustis. Pyragas dar šiandien bus tikrai paragautas, nors jisai iškeps yra ant kokių 9 valandų, bet tai kas, šventinis laikotarpis. Labas rytas. Čia pasidėjau tą telefoną taip, kad jeigu neduok dieve čiučiut kažkas sudrebėtų, viskas būtų telefonų šakės nukristų. Neturiu stovo toj mašinoje, reikėtų kažkokį įsigyti. Pasiėmiau bananą. Pasidariau kavos į kažkokį erzinančio žalios spalvos termosą, nes neradau savo. Ką dar mes turim? Gerai, pakrovėjas. Kad neduok dievė išsikrautų telefonas. Ir aš įsiruošus esu važiuoti į Akropolį, gal nežinau, turbūt, kad į Akropolį važiuoju, nes reikia dovanėlės pabaigti pirkti. Jau norėčiau sutvarkyti šiandien viską, nes jau norėčiau šiandien kelinta diena, 21 mano, 21 diena, tai jau būtų pats laikas susitvarkyti, nepasiliksi, jau per kūčias nevažiuosi pirk dovanų, nors gal yra gyvenime ir tai buvę, bet kažkaip uždelsiu šiais metais labai su dovanom. Bet ir nėra, kad labai turėčiau kam daug pirkti, tai man tiesiog kelių kažkokių dalykėlių reikia, tai važiuoju pasivaikščiosiu, apsipirksiu biškį ir viskas, nesu nusteikus labai daug vaikščioti, plus žinau, kad bus milijonas žmonių, ko aš labai nemėgstu. Žmonės aš mėgstu, bet nemėgstu labai didelių minių. Tai važiuojam tada. Tas kremukas, kur Eurokoso kalendorių radau, tai kaip man jis patiko visai. Ir aš jį įsidėjau tiesiog į kišenę pas save striukės ir dabar nešioju striukės kišeniai, kas dar ir paskatina dažniau panaudoti. Bet visų pirma, dar atėjo siunta, reikia pasiimti. Pasiėmiau siuntą, atėjo išeina siunta, labai ilgai šita siunta, tai turbūt dėl viso šito kalėdinio laikotarpio ir dar buvo pranešime, kur LP Express atėjo, kad atsimk per 2 valandas ir žodžiu gali laimėti ten kažkokį Burgos dovanų kuponą. Tai dar nelaimėjau, bet pasižiūrėjau, kad 10 minučių liko iki to, kad atsimti per 2 valandas, tai dar dalyvauju konkurse. Ką tik įsėdau mašiną, o vaikeli, kiek žmonių, o dieve, aš jau tiesiog tokia einu, atrodo, tų žmonių milijonas, ten jų visi gyvenimai, jų visos emocijos, visi pašnekesiai, viskas tvyro ore ir atrodo viskas geriasi, skverbiasi į tavo sąmonę, ta prasme, atrodo prisigeri tų energijų, vaikščiodama tose miniose, aš labai nemėgstu tų tokių sambrūzdžių. Bet viskas okei, aišku, visiems reikia apsipirkti prieš šventės, viskas normalu, kad tiek žmonių
Nu taip tiesiog yra, kitaip ir nebebus. Stengiausi labai greitai, bet dar sesė paskambino, tai dar su ta praplepėjom, nesenai kalbėjom. Tai biški laiko dingo mano ir stengiausi labai greitai, nu tai kažką, žodžiu, greit apsipirkau. Dabar labai valgyti noriu, nes suvalgiau pirmai tą bananą, tai pasiėmiau bandelę dar su varškė ir špinatais. Tai suvalgysiu ramiai tą bandelę. Ir važiuosiu, matau, kad čia jau visur kamštis, aš čia 3 aukšte Akropolį pasistačiau, nes jau iš karto atvažiavau ir iš karto variau 3 aukštą, nežinau, kad tikrai nerasiu vietų. Bet šiaip 3 aukšte tai daug dar tų vietų, bet jau dabar jau labai daug žmonių, daug mašinų, tai suvalgau bandelę ir tiesiog skubu namo. Aš ką tik įžengiau pro duris, bet girdžiu, kad maudo tajuką vyras, tai galvojau dar greitai parodysiu Sheino siuntą. Nieko čia labai daug neužsakiau, bet dar kažką gal ir noriu parodyti. Tai va, kur užsakiau dar 2 knygutės tajukui, tai vieną su virtuve, o kitą transporto priemonės, tai dėsiu po eglutę turbūt gal vieną kokią ir šiandien ištrauksiu, nes Ana jam labai patiko, jis tikrai žaidžia puikiausiai su daugkartiniais lipdukais čia. Ir galvojau, tikrai užsakysiu dar jam, nes jam patinka ir jos kaip ir gaunas tokios kaip lavinamosios, nes, žodžius, ten mokosi su jom. Tai yra toks dalykėlis, mes ilgai turėjom kelis metus, bet mums nukrito jau. Čia yra prie kriauklės prisiklijuoja ir kempinėlė įsideda, tai tikrai pas mus atlaikė kokius 4 gal metus ar 3 buvo ir dabar nukrito, tai naują pasiėmiau. Tada šitus pamačiau ir negalėjau atsispirti, nes man labai tiks ant eglės žaisliukai. Tai čia yra tiesiog tie, žinot, iš vienas namuose tie balandžiai. Nu tikrai žinot, iš vienas namuose balandžius, tai pamačiau ir galvojau, kad labai būtų fainai man tenais prie tų mano baltų kitų žaisliukų. Nes man balti žaisliukai tai tokie atrodo universalūs, tu galėsi ir daug metų juos kabinti, prie belenkokių spalvų derinti. Tai va, tai man pasirodė labai faini. Tai šitus pasikabinsiu. Ir mačiau Vinted juos pardavinėja po 10, 15, 20 eurų. What? Nu, ta prasme, grinai šitie tie patys, kur Sheine jie kainuoja 2 eurus. Nu, tai, nu, aš suprantu, kad norit užsidirbti, bet tai gal užsidėkit kokį 3-5 eurus antkainį, nu, bet ne už 20 eurų kažkokius 2 žaisliukus pardavinėt, kurie šiaip verti euro. Nu, atsiprašau, bet gerai. Toliau, kas čia yra? Ai, tai plaukų segtuką pasiėmiau tokį mažuliuką, nes mažuliukų nelabai daug ką turiu tokių, plus dar tokių neutralių spalvų. Tai tiesiog, kaip aš mėgstu susisegti visą laiką. Ir, žodžiu, dar tokie 3 maži krosaniukai. Tai šitie man eina, tai aš naudoju juos, man reikalingi. Pasiėmiau pėdų kaukę. Aš tokią pačią esu naudojus, bet nežinau, ar aš ją kažkada buvau užsisakius, ar iš kur aš ją turėjau. Bet aš ją buvau panaudojus ir jinai buvo man visai gera, tai tiesiog, ką aš žinau, įsimečiau, galvoju, kodėl ne. Tada čia turiu dovaną vieną, tai net nežinau, ar aš čia galiu rodyti. Gal ir negaliu iš tikrųjų rodyti. Čia yra toks kostiumėlis, viršus yra pačia vaikui. Tai žodžiu, net ir nerodysiu. Čia... Aš kažkodėl sakiau 2 poras. Aš tiesiog paspaudžiau 2, tai gal dėl to man dėjo 2 poras, o aš gal norėjau tiesiog 2 tų balandžių. Gal padovanot kažkam, prie dovanėlės gal pridėti. Gal pridėsiu kažkam prie dovanėlės. Tada čia yra tokie tiesiog minkšti rutuliukai, aišku, aš galvojau, kad jie bus didesni, dabar matau, kad jie labai mažiukai, bet tiesiog prisižiūrėjus esu visokiausių ten tajukui, smulkiai motorikai lavinti visokių žaidimukų, tai galvojau, gal kažkur panaudosiu, kažką padarysiu, ten kažką gal klijuoti, gal kažką iš kažkur ištraukti, dėti, nu žodžiu, tokių rutuliukų, tai užsakiau, pasižiūrėsiu gal kažką. Ir vienas produktas yra iš Šiglemo, vieną dalyką naudoju, 3 kartus sakinėjau, tai čia yra antakių pieštukas, jisai toksai plonytis ir man jisai patiko, dabar užsakiau dar tik tais, kad šviesesnė spalva. Tai pažiūrėsiu, bet naudoju ir, sakau, 3 užsakinėju, tai man patinka. Ir dar užsisakiau vieną rūbą, tai yra toksai, koks fainas megztukas. Toks atrodo tikrai kokybiškas, kur aš turiu tą, kur va rezerverį pirkau, tai
arti to medžiaga, viską atrodo tikrai, atrodo ir storas toks, ir šiaip, nu tai žodžiu, va, tokią spalvą išsirinkau, rinkausi ten tarp tų spalvų kurį laiką, bet, nu žodžiu, tokį nusprendžiau, tai va, labai fainas. Tai va, tai turėsiu dar vieną megztuką, nes jau žiūriu, kad su rūbais taip pramečiau aš čia nemažai tų rūbų ir dabar jau žiūriu, kad vis kažko tais norisi. Nu tai va, ir viskas, išeina tiek, žodžiu, o ten tų pirkinių, ką pirkau Akropoly, tai šiaip telė nelabai ką ir turiu parodyti, dėl to, kad tiesiog ten vien dovanos beveik, tai negaliu dovanų rodyti ir, žodžiu, ir viskas tiek, susitiksim vėliau. Žiūriu tik tais, kad toj knygutėj tie lipdukai tokie kieti, o va čia, kur buvo šitoj, tai jie tokie silikoniniai, atrodo, tokie faini, minkštučiai, o čia tokie tiesiog kaip paprasti būna kieti lipdukai, tai nežinau, kaip čia reikėjo atskirti. Nu, bet, nu vis tiek susinaudos, va jau klijuoja. Kokį tau atlupti? Keptuvė, va, matai, su kiaušiniu. Keptuvė su kiaušiniu. Čia sunkiau biškį atsilupa, imk. Kur dėk? Dėk ant, va, ugnies gali dėti. Šaunuolis, va, tajukas pakabino balandį. Čia jisai atėjo, ką tik pakabino. Vienas čia. Tai nu tuoj pakabinsiu prie eglutės. Bus fainai. Kur kiaušiniai? Kiaušiniai? Suras kiaušinius. Aš matau, kažkur yra kiaušiniai. Kur kiaušiniai? Nu, ieškok. Estetika. Čia apačioje eglutės, kur yra žaisliukai užkabinti, tai dabar jau belenkaip liko užkabinti, nes tajukas pastoviai ateina ir nuiminėja, numėto visus to žaisliukus, tai žodžiu dabar va, belenkaip čia sukabinta, aš žodžiu ant greito sukabinau, nes tiesiog jau beprasmiškai yra kabinti gražiai čia kažką stengtis daryti, nes jisai viską nuima, tai tiesiog. Ir šiaip tai nėra ant viršaus nieko, dar galvojau kažką gal dėsiu, bet mes turim žvaigždę, bet jinai, nu, čia netinka. Ne tik atspalviškai, bet ir šiaip netinka. Tai kol kas liko taip be nieko, bet nieko tokio. Aš kažkaip nesureikšminu tokių smulkmenų. Svarbu, eglė puošni ir papuošta. Nu va, susinešiau visas dovanas, susinešiau visas pakavimo priemonės. Čia visokie maišeliai, kalėdiniai ir nekalėdiniai, žodžiu, viskas ką užkaupus, tai gal kažko prireiks, nes šiaip tai suaugusiems taip iškitingių pakuoti popierius ir kam to reikia, daugiau gal vaikam, tai nežinau, dar matysiu, bet ir visokie popieriaus likučiai, šitą nusipirkau dabar šiandien, o daugiau tai nuo praeitų metų viskas, ar dar nuo užpraeitų likę, tai šitas dar labai man gražus, iš Tigerio praeitais metais pirkau šitas. Tai norėčiau jau irgi išnaudoti, vat vaikams supakuoti skirtingus tos popierius gal ir gerai. Tai va, einu, kiek leis tajukas, nes dabar miega, papakuosiu. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. On bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle. Nu va, kažkokią dalį jau supakavau, sudėjau maišelius, norėjau kuo daugiau maišelių išnaudoti, tai suaugusiems manau gerai, nereikia pakuoti kiekvieno į popierių, tai kažką papakavau, aišku, dar kažkas liko, tai ir popierius biškį sinaudojo, tai realiai to popieriaus, kur pirkau, dar net nepradėjau, bet dar yra dovanų, dar tajukui, tik šitą supakavau, geras lazdelė, tik šitą supakavau tajukui, dar ne viskas čia, bet va. Padirbėjau. Dabar tik aišku nežinau, kur viską dėti, nes čia tikrai negaliu prie eglės padėti, nes tajukas jiems, tai reikia eiti surasti vietą, gali kokią spintą.
kažkur eisiu padėsiu viską. Ir tajukas dar miega, tai fainai, gerai, aš čia viską pasidariau, einu apsitvarkysiu dar. Iš kalendorių šiandien buvo ištrauktas dar vienas šampūnas, tai ką žinau, visai gerai, šampūnas yra gerai. Ne pats įdomiausias dalykas, bet visai fainai vis tiek sausiem plaukam džekinantis, tai va. Gerai, išsinaudos, manau, tokie dalykai, tai tikrai. Mes išvažiavę apsiprekinti esame ir galvoju dabar toks etapas iki švenčių, kai kiekvieną dieną kažko reikia parduotuvę, nes aigi, dar tą pamiršom, aigi, dar to reikia. Tai nuvarėm apsiprekinti, galvojom, čia pirmadienį, gal mažiau žmonių bus, bet belenkiek žmonių iš tikrųjų maksimai dabar apsipirkom. Ir varysime, dar varysim iki Sinsiejaus pasižiūrėti, ten Tajukui norim tokią dovanėlę ir vėl namo. Aš darausi kavą, Tajukas užmigo apie 3 valandą, dar net ir gal čiučiut po 3, tai nežinau, ar čia normalu, man atrodo, kad čia nėra normalu. Ir aš kažkada skaičiau, kad vaikas turi atsikelti iš pietų miego iki 3 valandos, o jis užmiega 3 valandą pastaruoju metu. Jaučiu, reikia kažkaip bandyti tą rutiną, taip griežtą, kažkokią daryti griežtesnę, nes dabar biškai taip jau viskas pasileidė, niekada nebuvo tokio grinai ritmo, nebent tas ritmas būna kelias savaitės, paskui vėl išsimuša ir, žodžiu, kažkaip reikia kažką daryti, žodžiu, su tais miegais, bet iš kitos pusės tai mano nuomonė, kad jam dabar yra kažkoksai kaip miego regresas, nes ir naktis labai tokios, wow, kokios sunkios. Plius jam yra kažkoks, man atrodo, kaip atsiskyrimo nerimas nuo mamos, kažkoks būna irgi toks etapas, nes man atrodo, jisai būna kažkada anksčiau ir dabar, kai 18 mėnesių skaičiau, kad jis irgi yra, nes jaučiu, kaip jisai tiesiog be manęs negali, visai prilipęs prie manęs ir jeigu aš ten, tarkim, atsistoju netgi nueiti į tualetą, tai iš vis ten rėkia ir ten į kitą kambarį ir mes einam kartu ir į tualetą, žodžiu, su juo. Ir šiaip, ta prasme, netgi kambarį būnam, aš atsistoju, jis iš karto paskui mane, žodžiu, tiesiog prilipęs kaip lipdukas labai. Tai man atrodo, kad dabar viskas čia susidėjo ir toks etapas, tai žodžiu. Buvom nuvažiavę į Sinsėjų, tai paėmėm tik vieną dalyką, šiaip aš jam ieškojau, kad norėjau tokio kaip staliuko ir kėdutės, bet aš norėjau kažkaip kaip ir didesnio, anksčiau mačiau Sinsėjų, kad buvo didesnis pasirinkimas tų staliukų ir kėdučių, bet dabar buvo tik vienas, tai tiesiog paėmėm kažkuriam laikui, o paskui matysim, gal ir kažkada įsigysim didesnį, ne gal, o reikės įsigyti, tai dabar paėmėm tokią kėdutę. Šitas tik vienas buvo ir jisai buvo su 5% nuolaida dar, tai galvojau to labiau, kad gal paimsim. Tai tokia kėdutė su lapinuku ir toks staliukas, žodžiu, toks komplektukas, staliukas ir kėdutė, viskas kainavo gal apie 12 eurų, tai tiesiog, aš žinau, už tokią kainą vis tiek paėmėm, nes kadangi mes tiek turim ir čia jisai būna žaidžia, ir dar viršų jo kambarys yra, tai galvoju, gal jo kambarį nuneštumėm, čia kitą, žodžiu, kažkaip matysim, kaip dar darysim, reikia išpakuoti, sudėti, galvoju, kad išpakuosiu, sudėsiu ir padėsiu prie eglutės. Kalėdų rytui, tiesiog, kad ne padovano dėžių, o bus irgi padėta. Aišku, mes per kalėdas jam dovanosim ten visokių žaislų, knygučių, tų žaisliukų visokių visko ten bus. Ir dar šitą padovanosim ir, žodžiu, kažkokių tokių daug smulkmenėlių, nes jam, manau, dar nėra labai didelio skirtumo, ką tu ten dovanosi, vis tiek jis nelabai supranta, o tų žaislų jis ir šiaip gauna, ką reikia visą laiką, ar kažkokį daiktą, ar žaislą visą laiką paimam, nuperkam, tai čia toksai tiesiog kažką ten pakuotų. Tai dar buvau sustojusi, kartais apsipirku Garliavos duonoje, čia yra prie mūsų gamykla ir ten yra ta parduotuvytė, kur būna, tai ten kartais apsipirku ir nupirkau grybukų tokius 2 pakelius, šitie grybukai labai skanus yra, aš juos dažnai perku, tai dabar nupirkau 2 pokus ir dėsiu gal prie dovanų kažkam. Tada pasiėmėm kumpelio duonos ir tokios mažos mini duonytės pasiėmiau, nes darysiu šitus sumuštinukus kažkokius, kažką, nes rytoj pas mus iš tikrųjų atvažiuoja svečių, tai va dėl to ir buvom toj maksimui, kad apsipirkt biški kažką dovanėlių ir maisto kažkokio, žodžiu, užkandžių. Ir dar paėmiau tokį gabalą tinginio. Čia yra kažkoks kaip karamelinis tinginys su spanguolėm. Tai paėmiau, kad rytoj dar kažką papjaustyti iš saldesnio ir dar dabar pati norėsiu paragauti to tinginio. Tai va, o maksimui tai ten visokių dalykėlių, ką būtų galima, žodžiu, užkandžiam. Tai gal rytoj darysiu, parodysiu.
Ir viskas, dabar pasidariau kavos, eisiu kavos atsigerti, to tinginio paragausiu ir eisiu biškį pailsėsiu, o paskui eisiu dar dovanas galbūt pabaigti, reikės pakuoti, žodžiu. Ir toliau šiandien dar reikės pabiškį kažką pradėti tvarkytis, nes vis tiek ir rytoj svečių atvažiuos, ir dar prieš kūčias, nu žodžiu, reikia ir apsitvarkyti viską, kad paskui jau ten per kūčių dieną atsikėlus nereikėtų lėkti, bėgti ir visko daryti, žodžiu, vienu metu. Tai va, tai darbų daug, viską reikės darytis, tai tokie tie reikalai. Eisiu dabar supakuosiu Tajuko dovanas, tai čia yra jo dovanėlės, plus dar yra knygutės jau supakuotos ir plus dar tas staliukas su kėdutė. Tai žinokit, čia beveik viskas yra iš temų šiti. Tiesiog padarėm vieną užsakymą didesnį ir užsakėm kelius žaislus, čia dar keli žaislai jau jam buvo paduoti, gal 2 ar 3, jau jisai su jais žaidžia ir kitus tiesiog supakuosim ale kaip kalėdom. Man tai labiausiai patinka va šita mašinytė tokia medinukė su visokiais vaisiais dėti. Čia reikia kažką gali kaip turbūt dėlioti. Ir va šitas man patinka, nes jam kaip nueinam į žaidimų kambarius, tai labai patinka tos vaisius pjaustyti, o čia dar jie ir mediniai. Tai faini. O toliau čia smulkmena. Šito norėjau jam nupirkti dėl to, kad lavinti smulkią motoriką. Mačiau, kad vaikučiams patinka tokie, tai manau, kad jam turėtų patikti. Čia į vandenį kažkokią smulkmeną, dar kitą į vandenį jau nunešę esam vonioji pakabinę. Nu ir čia tiesiog tai va, tai o šitą Maksimui, man atrodo, vyras pirko. Pirmasis jo Lego bus, nors aš sakau, kad gal dar per mažiukas, bet čia nuo 1,5 metų, tai kaip tik jam dabar. Tai va, tai eisiu supakuosiu dabar jo dovanėlės. Šiaip tai dėl tų dovanėlių, aš nėra, kad labai sureikšminu, kol jis toks mažiukas tų dovanėlių, nes kažkaip apskritai tai mes jam, kai reikia kažko, nuperki ir tų žaislų, ir tų daiktų, ir, nu, ta prasme, nu, visko jisai turi, ko reikia. Ir paskutiniu metu čia tikrai nemažai žaislų jam pirkom. Ir tai ir kokią mašiną nuperki, tai ir kavą. Ir šiandien irgi Maksimui buvom, tai žaislą minkštą vėl dar nupirkom naują, nes dabar pastebėjau, kad patinka jam visai minkšti žaislai. Tai tų žaislų visko jam nuperki, kai reikia. Tai va, tai tiesiog norisi, kad kažkas būtų po egle, tai tokios smulkmenėlės. Toks dalykas, kad atrodo, va, reikia vis naujų žaislų, vis kažkokio, kad įdomiau, kad jam kažką veikti, bet iš kitos pusės nuperki jam tų žaislų ir ten jisai pažaidžia biškį ir tiesiog po kažkurių mėtos tą žaislas jau ten neįdomu. O čia dabar irgi nesenai mašiną ten tokią nupirkom, nu ką, nu kiek ten tą mašiną pažaidė vieną, kitą kartą ir viskas. Ir nei jam ten įdomu, nei ką. Kartais tiesiog su kažkokiu buitiniu žaislu dar ilgiau žaidžia, tai kažkaip su tai žaislais aš tai galvoju, kad mano nuomonė labiausiai vis tiek jisai mokosi kai mes einam į lauką, kažką veikiam, leidžiu aš ten jam tyrinėti pasaulį. Tai atrodo, kad tada labiausiai jam įdomiausia ir tada labiausiai mokosi, bet aišku, žaisliukų reikia, o ypač po egle, tai faktas, kad reikia vaikų žaislų. Tai tiesiog padėsim kažkokių tokių smulkmenų, kur atrodo, kad jam gal ir trauktų akį. Tai va, tai jo, eisiu pakuosiu šitas dovanėlės jam. Ne labas rytas, o labą dieną, kadangi Milda atsikėlė ir Maks viską tvarkiausi šiandien, namus lakščiau čia kaip išprotėjus. Ir žodžiu, dabar įsimaudžiau, susiruošiau labai greitai ir važiuoju į darbą savo šventinių pietų. Nu, žodžiu, tradiciškai kiekvienais metais prieš šventės šventiniai pietus, tai važiuoju šventinių pietų, bet kažkaip labai greitai, gal pusvalandukui tik tais kokiam, nes Tajukui paskui reikės miegoti, tai aš turėsiu migdyti. Ir kadangi toks laikas 1:30, tai vakar nuėjau jisai apie 3 pietų miegą, nu, tai žodžiu, tai taip orientuojas, kad ant 2:30 jau turiu būti namuose, tai va, pusę valandos dar man kelias čia maždaug. Reikia užvažiuoti kažkur nupirkti gal kažkokių lauktuvių, kokių galvoju, tą pačią garliavos duoną gal sustosiu, kokius sausainių paimsiu ant stalo ir viskas, ir varau. Per daug nieko negalvojau, ką rengtis, tai užsidėjau tą megztuką savo naują išeino, dabar pirmą kartą užsidėjau, šį fainas, norėtųsi gal biškį labiau taip, bet jis vis tiek taip nori labiau būti, nu tai ir gerai. Šį fainas, šiltas, kokybiškas, man visai patinka, gal čiučiutas kaklas toksai, čia taip kažkaip gražiai neužkrenta, čia toks kietesnis, bet, nu bet žodžiu, va taip va.
Tai fainas visai. Kaip išeina, tai tikrai neturiu prie ko prisikabinti. Ai, jo, ir saulė išlindus. Nu, labai gražu, ačiū saulytė, kad mus taip lepinė. Fainas oras, bet aišku, šaltukas mėlė kaip spaudžia. Tas jausmas, kai stovi milžiniško eilė ir atrodo taip skubėtų, kiekviena minutė tokia svarbi, greičiau, labai didelė eilė, nu tai aišku, normalu, prieš šventę žmonės apsipirkinėja, tai jo, tai pralaukiau nemažai, bet paėmiau tokį šmotą to tinginio didelį, kur su spangolėm karamelinis, nes visai skanus buvo, tai galvojau, paimsiu kažką vis tiek įdomiau negu tradicinis ir standartiškai grybukų, tai va tokių lauktuvių darbą dar prisigrėbiau duonos, tokios mažytės forminės su sėklom, galvojau, gal kažką, kokius sumuštinukų per kalėdas norėsiu dar pasidaryti, tai kaip ir neturiu, tai ir varau jau. Kuris laikas grįžus, visai smagiai pabuvom su kolegom, pavalgėm sušių, pasėdėjom, paplepėjom, taip ramiai, šiaip kvietė mane atvažiuoti su tajuku, bet aš kažkaip galvojau, geriau nuvažiuosiu viena, tai ramiai pašnekėsiu bent su žmonėm, nežinot, kai nuvažiuoji su tajuku, tai daugiau vis tiek jam dėmesio žiūri, gaudai, užimti reikia panašiai ir tada gaunas, kad nepabūni kokybiškai su žmonėm. Tai tiesiog galvojau, senai norėjau pabūti kokybiškai su žmonėm pašnekėti ir ką, grįžau, kadangi jau labai vėlų pasidariau mačos, bet pasidariau su grietinėlė, tai nes neturim augalinio pieno, tai kažkaip nesu tikra, ar man skanu. Labai skubėjau namo, migdyti tajuką, bet tajukas pamiegojo mašinai, kol važiavo su tėčiu, jie buvo išvažiavę, pamiegojo mašinai gal iki 20 minučių ar 10 minučių, 20 gal minučių. Tai žodžiu, jau jisai nebenorėjo miegoti, aš grįžau, dar bandžiau čia į kurį laiką migdytis, nebenorėjo miegoti, gavo šiandien jo pietų miegas 20 minučių, kas yra mažai, bet reiškia, kad nueis vakare anksčiau miegoti. Tikėtina, jau tikrai nenueis 9, gal nueis ir kokią 8. Tai visai fainai, nes galėsiu vakare redaguoti video ir noriu šitą video būtinai kelti šiandien, dėl to, kad jau, nu tiesiog, jau čia filmuoju kurį laiką ir jau pati net nebežinau, ką čia filmuoju, toks padrikas tas video, tai labai atsiprašau, gal ir nebus pats kalėdiškiausias, nors gaila, nes prieš kalėdas, bet tiesiog tas lėkimas, bėgimas kažkoks, nu taip jau gavosi. Tai va, tai norėčiau bent jau kelti šitą video. Nes atsišaukė mūsų svečiai. Turėjo 5 valandą atvažiuoti svečiai, bet atsišaukė. Aš jau būčiau dabar ėjus daryti sumuštinukus, užkandukus, žodžiu, ruošusis ir panašiai, bet atsišaukė. Tai kas šiaip liūdna, nes jau senai planavom susitikti ir gaila, kad nesusitiksim. Bet iš kitos pusės tai biški toks atlaisvėjo, nereik man dabar lėkti skubėti ir kažką čia daryti, žodžiu. Ir tiesiog gal pasidarysim kažkokių užkandukų savo pavalgyti, paskanauti iš to, ką nusipirkom, ką būtumėm dėję ant stalo. Tai va, tai eisiu gal kažką padarysiu valgyti biški ir viskas. Ir nusimato ramus vakaras namie galbūt. Dar iš kolegų gavau dovanėlę, tai tokį medelį. Faina, galėsiu kažkur pasidėti, šiaip nedaug augalų turiu, tai va. Aš jau įsilupau visą kalendorių, tai 23-24 dieną, nes galvau, kad čia norėčiau pabaigti filmuoti šitą video ir nieko nebefilmuoti rytoj, nes kūčios, tai ką žinau, ką čia filmuosi, būsiu su šeima ramiai namuose ir viskas, nėra ką. Tai to pačiu galvoju ir išsipakuosiu, pabaigsiu tą kalendorių. Tai jau kaip parodysi, kas ten buvo vakar kalendoriuje. Parodyk. Parodysi, kas ten yra. Vakar buvo kalendoriuje va toksai va. Va čia parodyk, va čia, va šitą čia kamerą parodyk. Va šitas buvo toks kvapas, ane? Pauosti kvepia? Kvepia tau? Nu tai va, toks kvapas buvo purškiamas, nu žinot, ten tie būna tikrai visi, manau, žino. Šiandien buvo toksai, kaip suprantu, veido kremas, dar labai neįsigilinau čia iki galo, bet kaip suprantu, galbūt ar veido kremas, kažkoks žodžiu kremukas. Pasižiūrėsiu. Ir 24 dienoje rydienos buvo 2 produktai, tai tušas, pilnas produktas, kas yra visai gerai, manau, tušai visą laiką yra gerai. Ir kvepaliukai tokie va. Skaniai kvepia, man patinka. Gal toks nėra, kad toks būtų saldus gaivus, kas man labiau patiktų, bet toksai gal jau rimtesnis. Nu ką tu čia darai? Bet visai nieko, kvepaliukai, tai va, nu. Šiaip pats kalendorius visas tikrai labai fainas, man patiko, daug produktų, visai gerų, visai tokių naudojamų, nebuvo labai kažkokių, kad ten visiškai be ryšio produktai. Tajukai. Visi produktai, normalūs naudojami produktai, tai man tikrai patiko, kaip už tokią kainą ir buvo labai gerų produktų, kokybiškų, tai tikrai fainai. Gal ne viską panaudosiu ten, tarkim, kaip ten buvo kažkoks lūpdažis ar kažkas, bet
Bet daugumą, didžiąją dalį, tai manau, kad tikrai juda, nesijudina stalą. Taip, tajukai mes jau matėm, zuiki matėm, ačiū. Taip, imk šitus. Aš galvoju, kad galėjau šitą vlogą užbaigti ir vakar, nes jau kažkaip šiandien nieko neparodžiau, nors galvojau, kad įdomesnė ta diena bus, bet tokia yra, kokia yra. Tai dabar atsėdau su jumis atsisveikinti, buvau atsėdus prie eglutės, atsisveikinti ir palinkėti gražių švenčių, bet vyras atėjo savo krepšinį, rodo, aš einu žiūrėti. Tai aš įsikrausčiau į miegamą, kad pašnekėčiau su jumis. Nors iš tikrųjų nieko daug nenoriu pasakyti dėl to, kad tiesiog nenoriu, kad įsiplėstų šitas labai vlogas, nes ir taip daug plepėjau. Bet tiesiog rytoj kūčios, tai noriu jums palinkėti gražių, jaukių, šiltų, žinot, tokių švenčių, kur tokių šventiškų švenčių. Tikiuosi, kad visiems yra šventinė nuotaika, o jeigu ne, tai bent kažkiek pabandyti ją prisijaukinti, nes jau vis tiek, ką to šventės atėjo, tai atšvęskime. Ir šiaip tai kiekvienas žmogus tą šventės irgi gali įsivaizduoti savaip, kaip jam gera būti juose. Tai tokių švenčių, kokių jūs norite, kokias jūs jas įsivaizduojate, pačias gražiausias ir jaukiausias jums. Žinau, ar susitiksim dar šiais metais, ar filmuosiu vlogą iki naujų metų ar ne, matysiu pagal nuotaikas ir galimybės, bet kokiu atveju prieš šventės tiesiog noriu jums labai padėkoti, kad buvot su manim kartu šituos kelis mėnesius, kai pradėjau kurti. Tas laikas taip greitai praėjo, man atrodo, kad ir nemažai visai čia to laiko, kas čia gavos apie 3-4 mėnesiai. Kaip YouTube'e esu. Labai džiaugiuosi, kad jūs esate kartu su manim šitam kanale, kad žiūrite, palaikote, parašote, tiesiog, wow, pranoko mano visus lūkesčius, mano šitą kūrybą. Ir kitais metais norėčiau kažkaip kurti dar įdomesnį ir kokybiškesnį turinį, tai čia bus mano toksai tikslas, tiesiog dar reikės apgalvoti, ką norėčiau daryti. Tai kaip ir sakiau, neįsiplėsiu, tiesiog tiek ir iki kito karto. Ate.